Graikija, Serbija. Graikai kol kas kovojo su visais, nesvarbu, ar ten varžovai buvo silpni ar stiprus. Ir nemanau, kad kažkas pasikeis šiandien. Serbai labai kokybiškai žaidžia, labai gerai, labai produktyviai, sakyčiau, ir lygis jų didesnis, tačiau toks mačas, didelė įtampa ant graikų pečių, nes 0 įskaitinių taškų kol kas, o varžovai iš kitos grupės gan grėsmingi. Manau, labai sunki kova laukia, bus labai nedidelis rezultatyvumas, manau, gali nutikti staigmena, to nelaukiu, bet manau, kad po labai atkaklios kovos turėtų laimėti Serbija, bet graikai turės savo šansą. Izraelis, Kroatija, kiek lengvesnis mačas prognozuoti. Aišku, prieš Izraelį jau 3 dieną iš eilės esu, tačiau nemanau, kad jie yra labai geri. Tuo tarpu kroatai maloniai stebina, net ir neįtin svarbiose varžybose sugebėjo sutraiškyti čekus. Labai įvairiapusiška komanda, labai universali. Ir kas man patinka su kroatais, jie ypatingai daug pražangų išprovokuoja. Tai bus didelė problema Izraeliui, kurie net kamuolių nesugeba nusiimti. Ir būtent tai turbūt bus 2 pagrindiniai faktoriai, dėl ko kroatai ir pasiims pergalę šiose varžybose.